Klausia, kokias reikšmės įgyja funkcija, kitaip tariant, funkcijos reikšmių sritį mūsų prašo rasti. Pamėginkime taip. 4x rodiklinė funkcija ir mes žinome, kad 4x visada yra nuo 0 iki begalybės. Štai šitas narys. Mums reikia padauginti šitą lygybę iš -9. Kai dauginam iš neigiamo skaičiaus, 0 dauginti iš -9 yra 0, bet va tos varnelės mūsų keičiasi. Ženklainiai lygybės keičiasi. Mūsų -9 kart 4x ir daugiau begalybė dauginta iš -9 vis tiek bus begalybė, bet su minusu. Minus begalybė. Dabar parašau vėl tvarkingai, nuo mažesnio iki didesnio. Apsuku tą nelygybę. Štai ir ką man dar beliko? Man beliko dar pridėti vienetą. Taigi aš prie nelygybės visų pusių ir viduriukų ir kraštelių pridėsiu vienetą. Minus begalybė plus vienetas vis tiek bus minus begalybė. Čia bus -9 kart 4x plus vienetas ir mažiau 0 plus vienetas yra vienetas. Taigi, mūsų funkcija įgyja reikšmes nuo minus begalybės iki vieneto.